Visų pirma, norėčiau padėkoti visai komandai už šitą retrytą, už tokias nuostabias atostogas tam tikrajam rojaus kampelyje. Galbūt tai buvo ne tiek atostogos, aišku, tai buvo mano svajonių atostogos, nes man nepatinka gulėti, dar kažką daryti, man patinka dirbti su savim. O čia būtent tas ir buvo. Ir dar moterų komanda, kuri atvyko su tais pačiais tikslais, tai galbūt įsipildė tas mano toksai senas noras, tai pabūti su savimi ir padirbti su savimi ir apturėti dar ir atostogas, tokį malonumą. Tos atostogos, kaip ir buvo, tai tarsi kelionė į savo pačios gilumą, į savo pačios vidinės gelmes, kur tarsi atsidarė vartai kažkokie, kurie buvo ilgai uždaryti, pamatėjai tam tikrus paslėptus ir užslėptus savo klodus. Sužinojai, aišku, naujų žinių, supratai savo silpnasias pusės. Na, vienu žodžiu, aš gavau tai, ko norėjau ir dėl ko atvykau. Tai sakau, dar kartą dėkoju už šį nuostabų laiką praleistą su visais, su visa komanda, kuri prisidėjo prie šito retryto. Leonorai noriu padėkoti iš didžiosios raidės, kad jinai daro tokį darbą. Tikrai tas darbas nėra lengvas, bet čia yra jos pasirinkimas ir, kaip sakoma, kiekvienas mes turime daryti tai, kas tau patinka, tai, kas tau veža, kitaip sakant. Ir kaip sakoma, norėtųsi išvažiuoti iš šito rojaus ir jį sugrįžti ir dar kartą sugrįžti, nebejojant važiuoti čia. Ir kaip sakoma, nes čia yra rojus, rojus žemėje kartu su jumis, su Leonora.